Nostalgija. Nu tai labukas, tai žodžiu, šiandien pradedu savo pirmąją laidą. Tai labai keista kažką kitokio pradėti, bet labai noriu pabandyti. Tai šiandien žiūrėsim juokingą kitas laidą. Tai iš tikrųjų galite pakomentuoti iš karto, kokių žinote senų laidų, nes aš tikrai žinau ne vieną ir Meilės trikampis, ir Mano vyras gali, kiek žinau, kitas, ir daugiau kaip ir neprisimenu, nebent reiks dar paieškoti, nes dar nesidomėjau. Tai žodžiu, apibendrinant, noriu paminėti, kad šitose laidose tiesiog matysite nostalgijos bombų iš 2009-2010 metų. Tai noriu tiesiog, kad šituose videose praleistumėt linksmai laiką, prisimintumėt tas laidas. Ir šiaip soriukas už kokybę, nes tikrai tais laikais ne kažką būdavo kokybės, tai tiesiog noriu, kad kol žiūrėsit, praleistumėt tiesiog labai gerai ir linksmai laiką. Tai keliaujam žiūrėti. Siūsk jį arba ją autobusą ir pradėk iš naujo su kitu. Ta ar tas, kuris iškęs iki judviejų pasimatymo galo, galės rinktis eiti į antrą pasimatymą su tavim arba pasimti pinigus ir palikti tave ant ledo. Ką darai, daryk gerai, nes tu gali būti kita arba kitas. Aš Ronaldas, man 21 metai. Nesu pižonas, nesu gezas. Turiu savo stilių. Dievinu gražias panelės, kadilakus ir pitbulius. Įspėju, storos, nesiartinkit. Nu, kas per mergikės? Labas, aš Sabina, man 18. Dažnai įsimyliu iš pirmo žvilgsnio. Bet man tai ta vienintelė tokia nostalgija yra dėl to, kad kaip rengdavos visi tie žmonės ir eidavo tiesiog filmuotis, taip apsirengę, man žiauriai juokinga. Tikiuosi įsimylėti ir šiandien. Aš Indrė iš Kauno 22 atėjau čia gerai praleisti laiką. Aš esu Ieva, man yra 21, aš esu stilinga kaip upė ir ieškau vaikino, kaip sienos. Aš esu Guosta, man 18, atvykau čia ieškoti karštų nuotykių. Aš esu Eiva, man 18, esu graži išdykelė, bičiai dėl manęs eina iš proto. Panelės ruošiasi pasimatymų su stilingu vaikinu iš Panevėžio. Aišku, ne kūdo. Noriu istoriją ir pliko. Istoriją ir pliko? Noriu vieną garbą nagėjau. Nu, taip. Pilkų, tokių pusiau žydrų akių ir tamsus tik ne blondinas. Svarbiausia, kad nebūtų viščiukas. Nu, man tai realiai gal gražiausia ta pirma Sabina liktais, ar kokia ten buvo, tai... Kaži, kaip čia seksis jam? Atšykinsim. Pažiūrėsim, kuri gražuolė atlaikys Ronaldo paruoštus išbandymus. Na tai merginos, kokią vištytę pirmą išleisim iš mūsų vištytės? Aš manau, reikėtų Ievą. Nu, pažiūrim. Pirmoji pasimatymą eina Ieva. Einu pasižiūrėti ir parodyti save. Ieva 21 metų mano, kad yra stilinga. Per minutę gali iškepti kiaušinį. Patinka, kai kutena pilvą. Labas, aš Ieva. Aš Ronaldas. Malonu. Prašom, gal užleipsi jau kalbą. O tai kokios ieškai panelės? Kokį tikslą atėjai į laidą? Susirasti tikrą panelę ar tik šiaip? Galima neatsakys tą klausimą. Man atrodo, kad gan turbūt, kad patiks. Šiaip maloni yra panelė. Simpatiška. Aš tik pakeisiu džinsų spalvą. Aš esu tikrai draugiška. Esu linksma panelė. Labai turiu daug draugų. O kodėl esi linksma? Todėl, kad linksma. Bet kaip keista, ta prasme, jos net neklausė realiai klausimų, jeigu tiesiog pati apie save pasakoja. Man tai išjuokinga. Reikia gyvenimu džiaugtis. Nu, aš tai pavyzdžiui irgi džiaugiuosi, bet, nu, kaip nesu toks žiauriai linksmas ar panašiai, kad visą laiką išsišėpęs būčiau. Na, tai tikiu, tai... Man atrodo, kad ją čia žiauriai sugėdino, nes kada reikia šypsotis, kada reikia juoktis. Toks gyvenimas. Pozityvo. Patinka vaikinukai, kurie per pasimatymą tyli, kaip
nežinau, kaip kažkokius pelės. Oi, kai nemėgstu, turi pešt kokį nors žodį, kad pasakytų. Aš irgi nemėgstu. Žiūri, akis, myr. Kažkaip keistai bendrauju. Kodėl? Ką pačiai nekeistai bendrauju. Ne, normaliai bendrauju, draugiškai bendrauju. Aš tau sakau kita, čia kelio pabaiga jau vis. O kodėl tu sakai kita? Nu, šaltas su tavim bendrauti, nesibendrauti kažkaip sunku. Juk jojo pasimatymas buvo, visi turėjau su manim bendrauti, o ne aš jojo klausti ir žodį iš jojo traukti. Jojo. Pasakiau kitą, nes neprikolas man su tokia pana būti. Nedarau minėdų reklamos, bet ta pana kai minėdas. Galvoju, kad yra geresnių vaikinų, tikrai nenusivyliau. Man jis iš tikrųjų net ir nepatiko. Tegul džiaugiasi, kad iš viso autobusiuką pasikviečiu. O dieve, šitą realiai dalį esu mačius daug kartų per TikToką, tai man čia tikra nostalgija. Aš net nepamenu, ar aš esu mačius, ta prasme, tais laikais šitą laidą, bet bus čia perliukų, bet šiaip net neilgai vyksta tos laidos iš tikrųjų. Nebent bus nepilna. Taigi! Pagaitai pasakai. Ne! Kas? Eik ir pamatysi, koks fainas vaikinas. Eik! Dabar Sabinos eilė. Blondinka. Tai jau žinai, kurią pasirinkti? Sabina 18 bijo tamsos, aukščio ir vabzdžių. Dažnai įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Svajoja būti modeliu. Ar katytė? Tu FIFA, ar ne? Aš savęs nelaikau FIFA, nes, nežinau, kažkaip nežiūriu į taip. Kažkaip, normaliai, prastai bendrauju su žmonėmis. Jo, aš važinėjau, pavyzdžiui, su BMX. Jis turiu tatuiruotę pasidaręs ekstremas ant galvos. Faina. Aš irgi norėčiau tatuiruotės, bet kažkur taip, nežinau, gal ant kojas, gal kažkur ant pilvo čia. Ant pilvo jo gražiai. Koks dar ekstremas patinka? Nežinau, buvau užlipusi į 3 kilometrą į Alpes. Ką dar, buvau su karuselėm tokiam baisiam labai. Storas, aukštas, kūdas. Aukštas. Aukštas? Kokiu puštu? Degęs. Degęs? Soleriminis? Ne. Kokiu plauku? Tamsių šviesių. Ne, plikas. Plikas? Ne. O tai kaip? Kokia apranga jo? Koks stilius? Stilius tai sportinis. O iš kur jis yra? Iš Panevėžio. Patinka panevėžietiškas akcentas. Tai o koksai jis yra? Nu, kur, pavyzdžiui, trumpini galūnės, taip toliau ten. Maroziukas. Toksai kažkoks įdomus, bet ne visada suprantu jį. Pavyzdžiui, aš tai vilnietišką akcentą suprantu, nors ten kalba visiškai iškreipia. Atsigauti? Aš tai nenorėčiau. Man irgi tikrai tokio nereikia, kad aš būčiau kažkam kanarėlį. Čia dviratis mažas, su mažiukais ratukais. Kaip sakiau, nori prasimėginti. Pabandysiu. Važiuok. Na čia taip faina. Aš pamenu kažkada labai senai irgi norėjau BMX, kai buvo populiarų žiauriai, tai teko vieną kartą ant tų pegų stovėti, kai vežė mane, bet pačią BMX taip ir nenusipirkau. Kojas truputį per ilgas. Iš viską žinių dar yra? Tai papirkt, nes aš niekur jau nebemutau. O, kalaksa blondinka. Tu nenori parodyti, ką tu sugebi? Nes aš tai pirmą kartą. Važinėtis vien, pavažinėk dar. Šitą kalininką būtinai? Jo. O čia ne kopti, o užvažiuoti tai reikia. Bet čia prikolai. Prikolai. Ne, neužvažiuosi. Mano batukas. Greičiau reikia. Greičiau? Jo. Žinot, kaip yra toksai burbulas, kuris iššauna. Tai va, aš su mama Palangoj nežinau, aš su mama mes iššovėm, su mūsų iššovė ir aš taip klikiau, aš taip bijojau ten, karočią, tai nuo to laiko aš bijau aukščio. Ten baisiausias 2 kartus išrišau, tai paskui bloga labai buvo. Baisu labai.
Na nieko. Nu nieko, ką žinau, su Britva tau lieka važinėti kitas. Kodėl? Todėl, kad tau kopinėti reikia, nes su BMX važinėti. Žasimas. Ta prasme, mergas tengias, blemba, tipo parodyt kažką, gal iš vis net nėra važiavus tokiu dviračiu. Nu, grynas Marozas ir grynas Panevėžietis tikriausiai. Nes, nu, what the fuck, tipo. Žiūrėkit, kokie nagučiai ir jis mane vertė į tokį kalną važiuoti su kažkokiu dviračiu. Sabina, tu esi va, iš tikrųjų, respekt. Būtų daugiau tokių vaikinų, būtų laimingesnių. Mano nuomonė, kad tokie vaikinai, kurie net negali... Tai what the fuck, kodėl jis ją iškitavo, jeigu jinai yra zaibys, nesuprantu. Gali užstumti merginos, jie netgi neturi džentelmeniškumo. Ir tokiems vaikinams neverta bendrauti su merginams. Nenusimenu, žiūrėsiu, kas bus kita pana. Sabinos vairavimo dviračių įgūdžiai nesužavėjo Ronaldo. Kas eis dabar? Pasakau, kaip sekis, žiūrėkit į mane. Ok, tai kaip supratau, kad pilnų laidų nėra, aš kitoms laidoms, jeigu jums patiks, pasistengsiu pasiieškoti, gal rasiu kažkur kažką, tai dabar tiesiog iš kelių laidų aš jums paleisiu kažką tais, bet ir šiaip labai prasta kokybė, bet kažką tai sugalvosim ir manau, kad čia nėra kažkokios tai problemos, nes vis tiek labai seni video. Tai žodžiu, su blandinga kažkokia dabar mergytė ieškos bičiuko. Vaikštų po parduotuvės ir šiaip, ką žinau, vaikštų čia bei ten, kaip man užeina. Ieškau vaikino, kuris būtų finansiškai apsirūpinęs, pakankamai, kuris nelakstytų per visas panas, kuris visą dėmesį skirtų man ir ateitų tik pas mane vieną. Nežinau, ar tokių vyrų iš tikrųjų dar yra, bet tikėkime, kad tokį rasiu šiandien. Nu? Manau, dar tais metais galėjai rasti. Dabar tikriausiai nėra. Aš Kęstutis, iš Vilniaus, man 20 metų, esu šachmatų meistras, bet kokią merginą įviliosiu į pinklės ir jinai tikrai iš jų neišsisuks. Sveiki, aš esu Eduardas, man 18 metų, esu iš Vilniaus. Mėgstu tūsintis ir nemėgstu merginų, kurios sėdi namie. Sveiki, esu Eduardas, man 22 metai, dirbu bare, esu iš Vilniaus. Ieškau panelės, kuri būtų aukšta, su didelė krūtinė, gražių užpakaliukų, dailiom šlaunim. Esu Dmitrijus iš Vilniaus, man 23 metai, dirbu Hronė, mėgstu pavadovauti. Šiaip tiktų mergina neperoksidinė blondinė, būtų gerai natūrali, nestambesnė už mane. Neaukštesnė. Sveiki, aš esu Egedijus, man 18, esu iš Druskininkų. Aš esu kaip ir visi normalūs bachūrai. Man patinka gražios merginos ir geri automobiliai. Labai atsiprašau, turiu čia truputėlį sustabdyti muziką, nes copyrightina šitą vietą, tai žodžiu, čia vaikinukai tiesiog kalbasi apie tą panelę, kokia jį maždaug bus ir kokios jie tikisi būtent šiandien. Tai skaldo jie čia visokius bairiukus, tai gal nuogos norėtum su dideliais papais ir panašiai, tai šiaip galite susirasti tą laidą, jeigu labai įdomu šitą dalis ir pasižiūrėti. Na ir tęsiam toliau jau su garseliu. Kas pirmas varo? Važiuoju, tu ar šių durų? Ai, ne, iš durų. Davai tu pirmas eini, davai greitai. Davai. Ding. Gyvenu linksmai ir nesiparinu. Eduardas, 18 metų, pagrindinis užsiėmimas – poilsis. Patinka raganos, burtininkės ir fifos. Jei pakabins panikę, tūsas garantuotas iki paryčių. O dieve, kitas. Kitas? O dieve, iš karto iškitavo, what the fuck, nesumačius taip. Tarsi būtų vyresnis, būtų gal ir paskui jau vėliau bus gražesnis. Gražus. Nu, mergina pasirodė faina,
Bet iškart iškitavo. Turbūt FIFA. Ir biškiukas stambesnio, nes man šitas pasirodė per lieknas. Čia prieš FIFAs neturiu nieko blogo, bet nespėjom dar susipažinti ir jau pasakė kitas. Jevgenijai užteko akimirkos, kad suprastų Eduardas jaunas ir basas. Gal mergina labiau sudomins kitas bičiukas. Neatsilaikėjai? Nu, normali tokia merga, nu, graži, ką žinau. Bet FIFA, matai, kad... Blondinė? Jo. Nu, tai kas eina sekantis? Nu, karočiui, sekantis, va, Kęstutį, varyk tu. Davai, Kęstutį, davai, varom! Šachmatininkas. Nėra gyvenimo, baistus dalykai, ale nėra ko liūdėti. Kęstutis 20 metų, pravardė profesorius, gyvenimui užsidirba šachmatais, ieško merginos mokančios teisingai elgtis su šakute ir peiliu. Jevgenija. Kęstutis. Malonu irgi. Kaip sekasi? Gerai. Gerai. Tikrai. Kaip manai, kad išmest? Ar pasivyks? Kad per daug visko mato. Papasakok apie save. Na, esu paprastas vaikinas bendraujantis. Kiek tau metų? Man 20 metų. Aišku. Žaidžiu šachmatais. Mėgstu jau taip pat biliardą, lankiau boksą. Sportiškas vaikinas. Mėgstu sportuoti labai. Jau. Matosi. Supratau. Kitas. Aišku. Dauriukas užsidirba. Na, iškitavo mane, todėl, kad aš taip esu tokios išvaizdos, kurie jai yra nepriimtina. Neturiu net žodžių. Tegul susiranda geresnė, jei mano, kad gali. Jevgenijai neįtiko šachmatinį. Bet šiaip realiai toks tipo, aš jau su šachmatai suviliuot galiu, bet maksliuks, nu, kažkoks tiesiog sėdžiu toks galvą nuleidęs, tos rankos ant krapšna. Kęstutis. Gal todėl, kad jis kiaurai permatė merginos ėjimus? Ką gero šnekėt. Ką nieko paklausti. Koks vardas, ką veikiu, ką mėgstu veikti. Aš pasakiau, atsakiau viską, ko klausė. Ir pasakė kitas viskas. Kiek metai? Nu, kažkur 20. Oi. Tai iš tikrųjų, manau, gal pradžiai ir užteks tom pirmom dalelėm. Tai šiaip aš iš tikrųjų reiks dar pasiruošti, geriau pasieškot, kad tos kokybės būtų geresnės iš tikrųjų, bet tikrai žiauriai daug gerų dar gali čia rasti. Matot, čia bent jau YouTube'ai tai po 2 tik tais atlikėjus, nes tiesiog iškirpta yra dėl vieno veikėjo ir panašiai. Tai manau, esmę supratote, kokie bus video, tai iš tikrųjų labai fainai susižiūrėjo. Tai nežinau, galite šiaip, sakau, pakomentuoti, kokių dar laidų žinote. O aš šiaip pažiūrėsiu, kiek gavosi man čia palei laiką, galbūt čia gausis labai trumpa laidytė, bet ir nesinori labai daug sudėti tų trumpų laidų. Tai kol kas dabar iš 2 ir žiūrėsim, kiek čia laiko. Tai jeigu ką, tai bandysiu aš tada ilginti ir galbūt tiesiog rasiu kitas laidas pilnesnės, tai kažkur, kad gautųsi bent jau po 20 minučių. Tai manau, kaip ir sakau, pradžią užteks, o jums tikiuosi patiko ir patiks tokio tipo įterpti mano videkėliai. Tai aš šiaip jau labai senai planavau pradėti kurti kažkas tokio, tai tiesiog norisi kažko naujo įtraukti, tai stengsiuos kažkaip suderinti, vieną kartą kelti tiesiog savo video vlogus, šeinus ten ir panašiai, o kita pusė bus tos laidytės, tai kažkaip tikiuosi man pasiseks. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasiekti mane Instagram'e, TikTok'e, pasubscribinti ir ačiū labai, kad žiūrėjai. Tikiuosi tau patiko ir iki kitų kartų, iki kitos laidos.